penkialapį. Gabrielį penkialapį. Broliai bemoderiai, viengungiai, rankų palytėjimo atnaujinome priesaiką. Gyvensime ir būsime, kad mūsų dobilėlis penkialapis nevyzdama žaliuotų. Broliai bemoderiai dobilai, aš kaip mokesčių inspektorius gavau slaptą laišką, iš kurio aš sakau aišku, mūsų ideologijai gresia mirtinas pavojus. Kas mus po dobilo penkialapio vėliavą subūrė? Tauri idėja. Moterystės jungas aptemdo protą, paskandina vaikų vystykluose. Visi didieji vyrai buvo bemoderiai, pavyzdžiui, Platonas, Gėtė. Garbingoji dvasininkija norėdama išsaugot dvasios tyrumą, atsisako moteriškos pagundos. Jie turi kas padėti. Aš sakau, departamentų įsakymas yra viešai slaptas. Už tai negali viešai veikti. Nei straipsnių rašytai, kioskų deginti. Klausykit, neatsimenu, koks kadaise filosofas yra pasakęs. Nori vest, nori nevest, vis tiek gailėsit. Reikia vesti ir baigti. Pavonų kryžiau, toks pasiūlymas mūsų posėdį net negali būti svarstamas. Toks pasiūlymas grina išdavystė. Ne, skrusdėlė galvo apsuko. Broliai bemoderiai, bet dėstydamas mergaičių gimnazijų literatūrą, aš nuolat susiduriu su meilės klausimu. Kaip žinia, nėra literatūros be meilės. Kodėl negali? Ir aš graži. Sveikučiai! 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 Oi, Agnelė, kokia laiminga tarp 5 vyrų. O taip, jie visi tokie džentelmenai, aš esu maloni moteris, jie su manimi nešneka. O perkūnų! Kiek čia dar velnių moteriškos giminės prisirinks? Nu, netriauk be reikalo. Aš atnešiau be galo svarbią naujieną. Kaip jūs ją išgirsite, tai jūs visi kaukti pradėsite. Sakyk, vaikų nesakyk. Valdžia nusprendė visiems šalmatėms uždėti guliavos mokestį. Guliavos. Aš protestuoju prieš tokį pravažiavimą. Visiems jums, berneliams persenusiam, visiems vienkutėms. O kurie tai bernelė šalmatės, šalmatės, tai kapulios man. O dėl to, kad jie visi snipinėja kaip kuliai. Už tai jie visi kaip kuliai. Sakau, iš kur gamta tai žinai? Tik viešpatie visas miestas kalba, visi žino. Kas tau sakė? Man tai sakė, Gražkulienė. Taip liurpa, taip liurpa. Kaip tu pasakėjai? Tai jinai pati mano slaptą volgą perskaitė perplėšus. Prižadėjo niekam nesakysi. Slavunkas darbo. Jūs jums tokio darbo, kad jie sausi. Tame reikalas baigta, nereikia. Toli gražu nebaigta. Kunigėlis per pamokslą sakė, skelbimai visuose kampuose iškabinėti. Mes ne šunys. Pagal visus kampus mes Oi, padėjome. neapsimeskavinu, buldogas būdamas. Jis dar patėlė loteriją. Aš pardavinėju kvietus. Biznis yra biznis, kad jis senom šluotam prekiautų. Klausyk, žalvargi. Joks čia mano biznis, bet visuomeniškas kultūros darbas. Loteriją ir arbatėlę ruošia Šventos Zitos draugija. Vaikelio Lozoriaus našlaičių namų labui. O mes viengungiai, berneliai, mes našlaičių neturime. Smitėčių našlaičių, bažnyčių ir demokratų reikalų. Mes neprikau. Oi, našlaičių namai pamestinukų namai. Vedę vyrai patys savo vaikus augina, o pamestinukai tai viengungių darbas. Bravo, Agnė, teisybę pasakė. Ne, neaišku. Apie meilę reikia pakalbėti. Apie lakštingalas, viedečius. Oi, kol mano vyrelis mane apmovė, štai lakštingalomis ir vėdesiais man visą galvą prašyti. Vitrijoliaus išgerti keviną. Žinai, atsiklaupė ant kilimo. Dešinė ranka prisidėjo prie krūtinės. Kairiai ranko vitrijoliaus plėšką sugniaužė. Iš šoną pakreipė savo galvą ir paprašė mano rankos va šitos dešinės. Daryk kaip tu tai ką. Paskubėk, Lynai, pavėluosi. Pirmas skambutis jau buvo. Aš vis tiek matyti jau būsiu pavėlavęs. Aš dar nepasakiau, kad iš tavęs netikės. Paskubėk, gal ten jau kitas tušrys nekantrauja. Aš tam jau kaip sprando nusuksiu. O ne, čia ne tušrys. Tušrys taip nekandra, tikriausiai
Mergelė paliko vietoj cucios privartų lobį. Ji liepė visus neprašytus svečius best per tvorą. Išdrįskit paliesti. Kad toks minkštas puodas paliesti negalim. Pasitrauk iš kelio. Rankas aukštyn! Ponas Kryžiau. Būti, aš vis sakau, kad aš noriu, kad mano rožytė nešiotų gražų raudono šilko kostiumą. Ir niekas kitas negalėtų turėti iš Paryžiaus vakar gavau tas medžiagos. Ir dabar kitos medžiagos mūsų mieste tai nėra. Ir kadangi negalėtų niekas kitas pasisiūti tokios pat medžiagos, tai aš jau atnešiau visą arėtimą. Nu, tai Jonelio rūpestingumas pačiai neišmatuojama. Tai tu pasižiūrėk, prisidėk, pasižiūrėk, kaip gražiai dera ir prie veido, ir prie vardo, o taip ir bundo, ir išbučiuota. Šilta ar varda? Rosė, Rosytė. Verčiau papušalo. Taip, bet ir čia dar yra dar kaitas. O, ponas Jonai, tamsta mane į bankrotą įvarys. Ne, ką geležėlė nupirko, tai jis ir mokės. O geležėlė ką duoda, tai ir dovanoja. Bet visi vis tiek geležėliai skolingi. Skolinga? Geležėlė niekam neskolina. Geležėlė pats viską duoda ir dovanoja. Tai ką, Marcelinai, dėsni su manimi? Apie tai man nė žodžio nepasakęs. Prisimatė ją? Aš sakau, su tamsta, dabar nekalbu. Dėkui, stebyklo šiandien patelį, rasti savo šeštą lauką. Iš tikrųjų, dėkui, nesukus. Jis nevertas, kad aš jam žandus obliuočiau. Įkyrėjo, kaip tas šveplas virplys. Su tuo savo sakau, visas tarkėsės nusiliojo. Aš nedžiaugiuosi, kad pilamasis vedė jį nuo mano galvos. Bet, Marcelinai, bet, jeigu tu nevedęs ir kaip šlukas įsitė, mano durų daug ir šunko reiklins. Manęs tu dirbi dėl to nekaltink. Aš tai po velniukį sakau, kad Rožytė mano! Aš neleisiu ją užmesti šitam šėtonui šeštui. Ves, Marcelinai, ves. Nuo šios dienos aš pasiimu savo žiniom geležėlę. Jo bubukės pakaušis man arčiau širdies. Abu vaikai rėkia. Ponas Puskapani, prašau, būk manau. Aš švenčiu. Aš lietuves Marcelinas šoks raudoną kazogą su tekle. Aš kviečiu tave dvikovom. Man negali būti. Ponas Pipinė, prašau, ponas Pipinė. Aš kviečiu šitą